parodysiu jums, kur galite įsigyti butų įvairiaus dydžio. Ir studijo butai mažesni, didesni, net ir penthouse'as yra pardavime. Tai eikime, parodysiu jums, kaip čia kas atrodo. Čia aš randuosi Paris Cafe. Va, pavadinimas. Čia vakar valgiau. Čia užrakinta. Žmogus eina, negali eiti, nesvarbu. Einam toliau. Tai ten yra prekybos centrai. Čia parduotuvės. Čia kebabai, kavinė, valiutų keitykla, bankomatas, vienu žodžiu. Viskas vietoj. Einam dabar tolyn. Čia labai skanu valgyti yra iš tikrųjų. Aš čia buvau, valgiau, tai tikrai labai skanu. Ledai skanus. Tai va, eikime toliau. Va šičia va, rodžiau jums penthouse'ą viršuje, yra tarp mano video, aš vaikščiau po tą butą. Tai va šitame rajone parsiduoda butai. Kainos maždaug nuo 100 000 iki ten 500 000 eina šitų. Būtent šitame rajone. Tai va. Galite ten pasirinkti baldų paketą arba patys susipirkti baldus, arba gali įmonė paruošti baldus su visų dizainerių paketu. Tai būtų nuo 9 000 iki 14 000 papildomai. Va. Šičia va galit savo gyventi, ateiti apačion į baseiną, pavalgyti skanaus maisto, nueiti prie jūros, va ten iš karto, už puskilometrio kažkur tai jūra iš karto. Čia vakare tai buvau pilna vaikų, čia nais žmonės su šeimom gyvena pagrindė. Va, čia baseiniukas. Dušai va iš karto yra. Žiūrim, kaip dušas bėga. Va. O, koksai dušas. Geras. Einam toliau. Parodysiu jums visą šitos vietos grožį. Praeitą kartą rodžiau ten tos apartamentus, tai dabar jūs pamatysite aplinką, kaip čia atrodo viskas aplinkui. Dabar štai čia vat yra šitie kaip daugiabučiai, ar ne? Ir kiekvienam kvartale vidury yra infrastruktūra tokia kaip baseinai, vaikų žaidimų aikštelės, kavinės ir taip toliau. Balkonai dideli pas žmonės, va matau va. Tikrai. Einame toliau. Dabar yra diena, tai tik pradeda visi maudytis, eiti į lauką. Dar aišku pirmadienis dabar yra. Tai va. Vakar, užvakar tai buvo žmonių pilna. Matyt, arba darbuose, arba dar kažkur. Pirmadienis tokia diena. Tai va, šitame pastate rodžiau 4 butus netgi. Tarp mano video yra. Vaikščiau po tos butus, filmavau. Šičia filmavau penthouse'ą. O šitame viršuje šito namo. Taip.
Va, vaikų žaidimo aikštelė. Čia tikrai nemažai dalykų. Vaikams čia rojus. Va, ir po šitą palapinę yra žaidimų toks kaip kambarys. Tai va. Čia va, dar baseinas. Einam toliau. Einam į šitą gražų į pastatą. Va. Parodysiu. Kas čia yra viduj. Čia va, kavinė. Čia va kavinė iš visų. Einam toliau. Einam. Čia būsim ir apie viską. Čia tualetas toliau. Čia galima išeiti į kitą pusę. Va čia va yra būtų pardavimui 120–140 tūkstančių svarų kainuoja būtai čia. Įvairių dydžių yra, pigesnių, brangesnių. Einam čia nais. Čia dar turi būti sporto salė, kiek žinau. Turi būti čia sporto salė šitose rūmuose. Va. Čia yra sporto salė. Šioje. Ir ten viršuj dar kažkas yra. Einame. Čia užsiėmimų kambariai, matyt, daro įvairius aerobikos užsiėmimus, ten tie tokie batai šokinėjimui. Aha. Šičia laipiojimas yra nuo pačios. Šičia va yra sportavimai, užsiėmimai. Su treneriu va sportuoja žmonės. Einam į lauką. Toliau. Va. Einame toliau. Jums parodysiu dar kaip atrodo čia šitas pastatas, va. Tokie kaip rūmai padaryti. Tai ten kavinė, sporto salė, užsiėmimų kambarys. Dabar yra dar viena vieta, tai yra restoranas, dar baseinai tenais ir toksai kaip Kalijan baras vadinasi. Čia kažkurią dieną vakare buvau, tai labai didžėjus geras grojo, labai faina muzika. Čia būna skirtinga programa skirtingų laikų.
Konteinerio projektai. Čia matyt veikia, dirba vakarais, reikia ateit vakare čia. Šitas visas vakare bus. Tai va. Baseiną pafilmuosiu aš jums. O šį čia ateisim vakare, bus smagiau. Va kaip atrodo, va baseinai. Ir čia baseinas, ir ten. O šitas baras, klubas atsidaro vakarais. Va, katinukas. Labas, katinukai. Miau. Taip, taip, taip. Va. Tai va. Norite čia gyventi? Domina sąlygos, kaip? Norite galbūt keisti nekilnojamą turtą Lietuvoje į turtą šičia? Butą kažkurį šitam name ar kitam? Tai rašykit savo telefono numerį. Skambinkit man ir rašykit į WhatsAppą. Susisieksime. Paaiškinsime. Ir padėsime tai svajonį išsipildyti. Tai tiek būtų šį kartą. Ir laukite kitų video. Nepamirškite sekti kanalą, nes po to ir nepamatysit. Iki.